Na kągi, turim čia pradinę variantą, kai tiesiog galim piešti ant ekrano ir norim padaryti, kad būtų žaidimas, galėtume gaudyti bėglį. Tai pradžiai savo pieštuką pakelsim nuo ekrano, kad jis judėtų nebepiešdamas ir sukursime bėglio veikėją. Tai bus naujas pieštukas, čia tie pieštukai vadinami vėžliukais, nes vėžliuko grafika. Jos spalva tegu bus oranžinė ir ką jis, turėsis greitį, ten šiokį tokį. Ir ką jis darys, jis 20 kartų kažkaip nuo mūsų bėgs. Tarkim, kad pasisuks kažkokia kryptimi, po 105 laipsnius į kairę ir paeis į priekį vis daugiau. Tas x gaus reikšmes 0, 1, 2, 3, 4 iki 19 imtinai. Tai reiškia, x kart 20 bus vis ilgesnį atstumą jisai bėgs. Pabandom. Oranžinis bėglys bėgioja, mes galim čia bandyti jį pagauti. Jeigu būtume greiti, tai gal ir pagautume. Ir dabar reikia dar kažkaip tai sureaguoti į tą pagavimą. Kad sureaguotume į pagavimą, tai mes paspaudimo komandoje turėtume patikrinti. Mes paspaudžiame pakankamai arti bėglio. Tai reikėtų patikrinti komandą distance. If distance, reiškia, mes nueinam tą vietą čia ir tada tikriname mūsų standartinio pieštuko atstumą iki bėglys. Užtenka nuo bėglio objektą, bet bendru atveju distance gali gauti bet kokį tašką. Ten dvi koordinates. Tai gerai. Ir kas tada, jeigu mes esam atstumu mažesniu už, tarkim, 30 taškų, tada mes galim kažkaip sureaguoti, pasidaryti savo spalvą, kokį nors color, nereikia, tiesiog vadinam tašką, dot, tarkim, 10, kažkokį kleską, reiškia, kad mes jį pakankamai tiksliai pagavom. Na, bandom dar kartą. O, čia vieną kartą pagavom, antrą kartą pagavom, bet jis greit bėgioja. Bet pas mus atstumas didelis gal paliktas. Nepataikau. Gerai, galim atstumą sumažinti, padaryti čia, tarkim, 10, bus tada azarto daugiau. Taip. Ir matosi, kad matytume, kiek mes šūvių iš viso šovėm, galėtume tą taškiuką dėti visą laiką. Tik kitų atveju mes dėsime į mažesnį. Nors kitaip pažymėsim. Else dot 5. Nepataikėm. Na, jau yra šitą žaidimas. Galima dabar skaičiuoti taškus. Taškams reikia, tik jau ne tos taškus, kaip sakant, ant grafinės plokštumos, bet balus, reiškia, uždirbtus taškus, kaip bus points angliškai. Points, pradžiai lygu 0. Ir iš toj funkcijai, jeigu mes jį pataikome, mes galim tos taškus padidinti. Points, daugiskaita. Points, lygu, points, plus 1. Tik galėtų būti dar toks dalykas, jau turi būti. Funkcijos viduje naudojamas kintamasis, šiuo atveju aprašytas už jos ribų. Dėl to reikia paminėti, kad tas kintamasis yra globalus. Galima paminėti čia, arba čia prieš pat vykdant taškų padidinamą. Ir dar būtų įdomu matyti, reiškia, tas reikšmės, ar jos ten kiek taškų turime. Ir kiek taškų turime, mes galima arba parašyti, kai jau pagaunam, arba turėti dar vieną, pradžiai parašom, kai pagaunam. Right. Jeigu čia matysit, nes čia užstoja mums vaizdą, tai padarom taip. Gal ar kokia nors žalia, arba raudona. Parašom taškus, o kitu atveju visada bus juoda spalva. Pabandom. Parašėm, kad vieną gavom, antrą gavom.
Na, reiškia, kažkiek taškų mes čia gavom, nors šūvių labai daug išleidom. Ir galėtų būti tokia logika, kad mes turim ribotą kiekį šūvių ir prie jį turim pataikyti. Jeigu pataikom kažkiek kartų laimim, jeigu išnaudojam šūvius, pralaimim. Tai būtų dar taip. Point, o čia yra, kas čia, šoviniai, kaip angliškai. Nežinau, neatsimenu kaip angliškai. Bullets. Pradžiai turim 10. Taip, spust. Čia bus globalus ir taškai iš kulkos. Taip, bullet. Galima trumpiau rašyti. Galima, padarysim paprašiau, bullet -1. Sumažinam šovinių kiekį ir šaunam. Dabar, ką daryti, jeigu šoviniai baigėsi? Gerai. Tarkim, jeigu pataikom, mes gaunam papildomai tų kulkų, sakant, už kažką, reiškia, už sėkmingą žaidimą, tai galima būtų, jeigu kokią 3, reiškia, vieną iššaunam, 3 gaunam, tai 2 pliusą. Čia toks užrašymas trumpesnis, reiškia, kad papildom tą reikšmę 3. Dabar, o kas jeigu baigėsi kulkos? Jeigu baigėsi kulkos, reikėtų kažkur tai pasakyti, kad galbūt baigėsi ir žaidimas. Čia dabar žaidimas baigsis po 20 ėjimų. Nu ką, jeigu baigsis kulkos, mes tiesiog nebegalėsim šauti, tai taip ir pasakom, kad šaut galim tik tada, jeigu turim ir bullet. Jeigu 0, jeigu jau lygų reikia rašyti. Arba mažiau už 1 galima rašyti. Tada tiesiog return. Return komandai jinai nutraukia funkcijos veiksmus ir gražina, šiuo atveju nieko negražina, bet gražina vykdymą atgal, reiškia. Šitų veiksmų jau nebepasieks. Nebebus jie vykdomi. Ten nebebus bandoma šauti, nes šovinių nebėra. Gerai. Ir pabaigoje galima kažkaip tai parašyti, kad jeigu laimi, tai ten viskas pasidžiaugia. If point daugiau už 0. Tai right galim parašyti. Valio. Kitu atveju galim nieko nerašyti, nes nieko gero nenutiko. Galim dar color. Ar kokią nors geresnę green. Ryškesnė. Pažiūrim, ar mes čia ką nors laimėsim. Kol kas man leidžia šaudyti bele kiek. Kažko aš dar neįvertinau. Neįvertinau, tai jau sužinosime ko. Bullet -1. Davai parašom prie kiekvieno karto, kiek aš tų turiu. Right. Kiek aš turiu šovinukų. Sunkiai matosi. Reikia mažesnį tą tašką padėti. 1. Dvejetą. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Supratau. Kai lygu 0, tai neleidžia, bet kai -1 jau vėl leidžia rašyti. Tai nelogiška. Padarom, kai bullet mažiau arba lygu 0, tada neleidžia. Mažiau arba lygu, čia toks ženklas. Taip, pažiūrim, ar bent vieną pataikysim. Aš žinau, kad čia kažkur teis su laiku, nes jis eina taip visada ratu. Paskutinis kartas ir nieko neparašė. Visien dar pabandau kartelį. Bent kartą gal nušausiu. Baigėsi jau šoviniai. Taip, tada darom gudriau. Darom didesnį atstumą, tada visien lengviau bus man jį pagauti. Vieną pagavau. Antrą. Kodėl pats raudonas? Nes skaičius buvo likęs raudonas. Parašius ir vėl pataikiau.
Rašė valio. Na, gerai, užteks. Reiškia, taip galima kurti žaidimą, galima prigalvoti jų įvairesnių, nebūtinai bėgli, gali būti keli veikėjai, vienas galbūt automatiškai gaudo, tu kitą vairuoji, kažkaip su toliau jam nukreipi, kad jis judėtų norimą kryptim. Tam yra įvairių komandų, galima reiškia, pažiūrėti, yra heading, towards, set heading. Bet svarbu, kad suprastume šitą principą, o daugiau informacijos galite rasti, prašė Python, turtle Google'e. Ir taip, čia pagal nutilėjimą pirmas, reiškia, tinka, tik tai čia yra vežiko grafika antros Pythono versijos, bet jinai tą patį daro ką ir trečioje versijoje, tik tikslumo dėliai aš čia pakeisiu. Ir čia bus visos komandos išvardintos. Ką jūs galite daryti, kaip jūs galite valdyti. Taip, kur čia tas valdymai buvo. Galima paieškoti on, click, using events. On click, on drag ir panašiai. Taip, on click paspaudimo metu, atleidimo metu, tempimo, gali kažkokį pieštuką paėmęs pertempti. Ir dar yra on key. Jie daugiau yra pačio ekrano veikimai, reiškia, ir ekraną gali spausti, ir klavišus spaudinėti jam. Dar įdomus dalykas on timer, kai komanda vykdoma kas kažkiek laiko. Na ką, trumpai tariant, sėkmės tam kartui.